Ant kiek vat, moteris iš esmės turi įdėti daug darbo su savim, kad jinai gebėtų priimti ir kitą moterį tokioje kultūroje, kur šiaip seksualumas jisai yra nepriklausantis moteriai. Aš esu namie. Va čia tas momentas, kur aš grįžtu namo į savo kūną. Su juo kaip su partneriu, ne? Reikia elgtis su to kūnu. Situacijų, kuomet supranti, kad aš išduodu save. Mane mato jie kaip daiktą, kurio gali naudotis. Kaip tavo aplinka reaguoja? Priprato. Kalbant apie seksualumą, neįmanoma nepaliesti porno industrijos. Sako, gal tam biški kitokią pozą dar galėtum paimti? Šakas galvoju, okei. Realiai, moters seksualumas yra be galo stipri energija. Tai davai sukurkim patriarchatą tą valdyti. Kaip visą tai, kai kurios mato kaip konkurenciją, pavydą. Tam, kad būti seksualumo temoje, reikia labai stipriai išdirbti savo šešėlį. Tai tada, žinai, mums prievarta tampa komforto zona. Sveiki, su jumis Raimonda, astrologė, ir svečiuose šiandien turiu Brigitą. Kadangi šiandien filmuojam, dar yra tik tais vasario pirmos dienos, bet laida pasirodo kovo 8, moters dienos proga, ir ne veltui pasikviečiau būtent Brigitą. Dėl to, kad Brigita labai man asmeniškai yra apie moteriškumą ir netgi tu ir savai ir įvardini kaip holistinio seksualumo specialistė. Tai mes panalizuosime per tavo astrologinį žemėlapį, kas rodo galbūt nuorodas į tai, kodėl tu pasirinkai būtent šitą kryptį. Ir noriu pirmą paklausti, ar tu pati domiesi ar tiki astrologiją? Man tas klausimas toks tiki, šitas žodis iš karto labai užkibo. Labiau taip negu ne, man tai yra visai toks savaime suprantamas dalykas. Ir kodėl sureaguoju į tą tiki, nes toks, kur ar tiki tuo, kad, nežinau, ten žemė sukasi. Man kažkaip į tą pusę, ne? Nes astrologija tai yra toks dalykas, kur nuo ten senų laikų jinai buvo. Buvo, yra ir bus. Tai aš kažkaip net niekada savo gyvenime neturėjau tokio klausimo, tiki ar netiki, savo pačios viduje. Man tai yra toks, savaime suprantamas dalykas. Aišku, ten aplinkui pilna visokių nuomonių pozicijų, bet man tai savo. Gerai, tai kada analizuojam astrologinį žemėlapį, svarbu tokie 3 pagrindiniai taškai - Saulė, Mėnulis, Ascendentas, kurie formuoja žmogaus identitetą, ne? Ir jau vėliau kitos planetos jau kaip papildomi būna veikėjai mūsų gyvenime. Tai tavo saulutė yra mergelės zodiako ženkle. Šiaip pati mergelė, jinai labai tokia struktūruota, analizuojanti, pedantiška, tvarkinga, gan tokia smulkmeniška ir kontrolierė. Tai, čia įprasti, ne, mergelės bruožai, bet tavo saulutė, jinai yra įdomi tuo, kad ji yra susijungusi su Venera. Aišku, čia mergelės ženklė Venerai nėra labai patogu, bet apskritai, kada būna Saulė su Venera susijungusios, tai Venera yra meilės, grožio, moteriškumo planeta. Dažnai tokioms moteriams tas grožio, meilės, santykių, komforto temos jos būna tikrai svarbios. Bet čia įdomus momentas yra tas, kad tiek ta Saulė, tiek Venera yra 12 tokiame astrologinėme būste. 12 būstas yra pats paskutinis. Ir jisai šiaip simbolizuoja izoliaciją, atsiskyrimą, pasimetimą, vienatvę, bet taip pat ir dvasiniai dalykai, sąmoningumas, ėjimasis į gilį emocijas. Bet dažniausiai pirmoje gyvenimo pusėje šiek tiek moteris, pas ką yra ir Saulė, ir Venera 12 būste, gali iš tikrųjų jausti kažkur lyg trūkumas manyje, kažko man trūksta, kažkur nepakankama. Ten kitos, nežinau, klasiokės, draugės, artimo aplinkoje kažkokios mergaitės, lyg gražesnės, kažkokios tobulesnės, o man lyg tais reikia pasitempti, nes aš kažkur dažniausiai būna kažkoks trūkumas. Ar gali biški pasidalinti, ar atliepia tai? Galvoju dabar šiaip labai apie tai, ką daliniesi, man aplamai tas struktūra labai stipriai suskambėjo ir Veneros momentas. Realiai, tai labiau taip negu ne, apie visą tai, žinai, ką tu sakai, ir man grožis
aplamai estetika man yra labai svarbu. Ir jeigu šiaip dabar net tavęs klausant galvoj dar prasukau, kiek aš, pavyzdžiui, vietas renkuosi, kur einu. Man irgi turi būti tas aplinkos estetinis pojūtis pagal mane pačią, jeigu aš toje aplinkoje kažkaip matau tą netvarką tokią. Ir ta netvarka, jinai gali būti kitiem labai tvarka, bet pagal mane man gali būti netvarka, man tiesiog mane erzina, aš negaliu tam būti. Ne? Tas pats ir man su apranga, su išraiška, man irgi turi atitikti, nes jeigu aš, nežinau, ten kažką apsirengiu, kuris visiškai nevaibina, taip sakant, su mano būsena, su mano tuo metiniu pajautimu, tai aš ten žiežulą galiu būti, nes, tiesiog aš nesutampu su tuo, ne? Ir tokia kaip ir disociacija, kažkokia netitiktis. Ir apie tą momentą, kur tarsi pakankamumas, nepakankamumas, tas kažkoks trūkumo pojūtis, tai man labai skamba su mano pačios perfekcionizmo siekimu. Ir šiaip mes gyvenam irgi svarbu gal paminėti tokioje kultūroje, kur šiaip seksualumas jisai yra nepriklausantis moteriai. Jeigu mes taip labai giliai galim eiti žiūrėti, patriarchalinę struktūrą visą ir taip toliau. Dabartinės aktualijos, kurios labai stipriai parodo, kaip moters seksualumas yra vyrų galios laukas. Ir tokie giluminiai klodai, einantis iš kartos į kartą, iš močiučių, mamų, kurios ten nesugebėjo savo ribas atlaikyti, pasakyti ne ir taip toliau. Tai man šitas jisai labai, jis tikrai labai rezonuoja ir gal iš tos dar pusės, kad, aišku, profesinis visas laukas tada susiriša su tuo, ką sakai, nes aš matau, kaip moteris yra, nežinau, kaip švelniai pasakyti, bet užsikasusios savyje būti tobulom. Jos atrodo kartais negyvena gyvenimo, bet jos nuolatos kažką mėgina padaryti. Kažkam įtikti, kažką atitikti, kažkaip čia dar save performuluoti ir taip toliau. Tas trūkumo momentas, aš manau, kad jisai yra. Gal sakyčiau, dabar tik tai keičiasi santykis su tuo, kur kažkaip jau, yra, tai gerai, tai tegul būna, žinai, kažkas iš to pojūčio. Nes dėl ko aš paklausiau, nes kada būna kažkoks kaip trūkumas mūsų viduje, tai mes tada turim pasirinkimą, ką su tuo daryti. Ar mes ten kompleksuojam dėl to, slepiamės, ten bandom kažkaip, nežinau, kažką taisyti ant savyje, ar mes priemam ir tada einam per augimą, ne? O tai ką aš galiu padaryti, kad aš jausčiausi pilna. Ir dabar ta Venera, jinai ne tik, kad kaip planeta, bet jinai dar yra valdovė kitų būstų astrologinių, tai jinai valdo tokį antrą būstą, tai yra kūnas, tai yra mūsų materija, ne, mūsų toks, ką mes galim pačiupinėti. Ir jinai dar valdo 9 būstą. 9 būstas tai yra išmintis, tai yra psichologija, filosofija, mano pasaulėžiūra, mano visas plėtros laukas. Ir kada šita planeta susijungusi su Saulė, o Saulė tai yra mūsų sąmonė, arba mūsų ego dar galima pavadinti, tai vadinasi šitos dvi temos kūniškas patyrimas ir išmintis. Ne, arba norėjimas pažinti savo kūną, ne, ką jisai gali, su juo kaip su partneriu, ne, reikia elgtis su to kūnu, negali belia kaip ten tiesiog priimti kaip savaime suprantamą dalyką. Tai ir kada šita planeta atsakinga už tas dvi temas, susijungusius su Saulė, tai tai irgi labai smarkiai formuoja paskui žmogaus identitetą, per ką jisai gali save atskleisti. Nes Saulė ir Venera, Saulė parodo, per kokią gyvenimišką sferą aš galiu šviesti. Tai čia yra struktūra, analizė, ne, viskas, kas per protą eina, ne, gebėjimas sustruktūruoti, sudėlioti, išanalizuoti, o Venera ne per jausmą, per malonumą, per komfortą. Tai man iš tikrųjų tavo veikla, jinai iš tikrųjų labai, labai gražiai, būtent net per Saulę ir Veneros tą jungtį atsispindi, kaip tu sugebėjai, kur atrodytų šiek tiek nepatogu Venerai būti mergelė, nes mergelė tokia labai sausa. Bet jinai čia sugebėjo iš to sausumo kažkokią sužydėti. Nežinau, padaryti, kad tie trūkumai galbūt kokie pas mane yra, ar tas perfekcionizmas, kurį aš labai sureikšminu, jį įdarbinti, į tai, kad malonumą kažkokį atneštų.
Jo, ir savo čia labai skamba ir jaukiuosi apie tą, žinai, sustruktūravimą, stalčiukus ir visą kitą. Jo, nes jeigu aš kažko neišsiaiškinu, aš turiu tai išsiaiškinti, man turi būti aišku, turi būti sudėliota. Ir ypatingai, vat, kūno momentas pargražino mane, žinok, į patį pirmą seminarą šokio judesio terapijos. Čia gal, man atrodo, prieš 6-7 metus jau buvo, kur, man sakau, aš suprantu, kad aš ten taip mistiškai atsidūriau, nes aš nei terapeutė tada buvau, nieko. O ten aš papuoliau į seminarą, kuris skirtas kūno terapeutam. Ir aš tokia, nu, bet mane priėmė, nu tai gerai, nu tai žiūrim, kas čia, žinai, iš to išeis. Ir aš atsimenu jau po pirmos dienos galvo, o taip, aš esu namie. Va čia tas momentas, kur aš grįžtu namo į savo kūną, į tai, kas jame yra, kaip yra ir taip toliau. Tai tas ryšys ir tas santykio kūrimas, wow. Ir aš atsimenu, kai tada aš pasinešiau viskas, aš tada sėdau ant judesio terapijos ir viskas pas mane knygos apie kūno terapiją, apie judesį, apie somatiką ir taip toliau. Aš supratau, kaip aš negyvenau iki to laiko. Ir aš buvau va toj, žinai, pagal tai, gal ką tu sakai, labiausiai atspindi, kur aš grinai buvau prote. Ne? Intelektas, struktūra, aiškumai, faktai, argumentai ir taip toliau. Ir kai aš grįžau į kūną, aš atradau balansą tarp to, kad, okei, faktai svarbu, bet o tai kas vyksta ir manyje, ką aš jaučiu, ne? Kokia čia yra mano somatinė istorija. Ir tada ta seksualumo tema, jinai tiesiog, fone man buvo, žinai, kvepavo į nugarą visą laiką. Ir žingsnis po žingsnio per kūno terapiją labai pamačiau, kad seksualumas tai nėra tik tai apie seksą, tai yra visa moters nervų sistema realiai. Tai yra visas jos požiūris ir taip toliau. Tai okei, Saulutė, viskas aišku. Tada, Saulė, kaip sakiau, tai yra mūsų sąmoningumas, ką mes sąmoningai suprantam. O Mėnulis jau čia biškai kita zona, čia yra pasąmonė. Tai yra mūsų emocijos, mūsų tokios buitiškos, kasdieniškos reakcijos, kaip mes reaguojam, kaip mes adaptuojamės, mūsų komforto zona. Ir Mėnulis, čia moteriška tokia planeta skaitosi. Ir pastu Mėnulis toks labai įdomus, jisai yra svarstyklių zodiako ženkle. Svarstyklės jos yra, kada Mėnulis būna svarstyklėse, žmogus iš tikrųjų turi tą gebėjimą diplomatiškumą rodyti, ne? Tai vadinasi gebėjimas eiti kompromisus, taktiškumas, estetikos poreikis, ne? Balanso, harmonijos, vienu žodžiu, visos svarstykliškos tokios temos, tada žmogui emociniam lygmenį svarbu, kad jos būtų. Ir pirmoji gyvenimo pusėje, aišku, ir ten jau brandžiam amžiui tas irgi gali pasireikšti, bet Mėnulis svarstyklėse jis turi poreikį priklausyti nebūtinai kažkam, kaip partneriui, bet būti dalimi kažko. Tai pavyzdžiui, draugių kolektyvas, ar ten darbo kolektyvas, kažkieno dalimi, nes Mėnulis svarstyklėse būti visiškai vienam, tokiam atskalūno, ne, kad aš visiškai viena, pati viską padarysiu. Šiek tiek sudėtinga, nes vis tiek svarstyklė yra partnerystės simbolis, ne, į partnerystę svarbi, bet šitas Mėnulis, jisai susijungia su Marsu. Marsas tai yra jau vyriška planeta ir Marsas svarstyklėse šiaip čia tokia silpnesnė jo pozicija, nes pats Marsas, ne, kaip planeta, tai yra karys. Jis labai gerai jaučiasi Avino zodiako ženkle, labai gerai jaučiasi Skorpione, Ožiaragį, o svarstyklėse, kaip įsivaizduok, karys grožio salone. Jis nelabai ten turi kaip save išreikšti. Ir tada taip gaunasi labai dažnai, kai moteris turi silpną Marsą, jinai iš tikrųjų būna labai stipri. Ir toks paradoksas gaunasi, turi tokios vyriškos netgi energijos. Ir ką pasakiau, kad Mėnulis svarstyklėse toksai nuolankus, gali būti einantis į kompromisus, toks ieškantis to balanso, bet kai kuriuose gyvenimo srityse kaip tik gali įsijungti, kad aš pati, aš įveiksiu, aš padarysiu, aš įrodysiu. Ir ypatingai santykiuose gali būti konkurencijos toks momentas, kai tada aš biškiu su partneriu galiu pakonkuruoti, kieno čia žodis paskutinis bus. Tokie niuansai būna. Bet čia kas yra iš tikrųjų labai svarbu, kad pats Mėnulis jisai simbolizuoja mūsų mamą. Ir tai yra, parodo psichologiškai, kaip aš priimu savo mamą, ne? Nebūtinai jinai yra tokia, kaip čia rodo, bet kaip aš tiesiog ją suvokiau, ne kokią aš ją santykį turėjau. Ir Mėnulis susijungia su Marsu, dažnai rodo, kad mama, pavyzdžiui, galėjo būti tokia griežta, pavyzdžiui.
arba ten, nu, aš biškios prisibijau, nes mama gal ten balsą pakelia, ar ten kažką griežčiau pasako. Nu, nes Marsas vis tiek jis yra, nu, piktoji šiaip planeta, nu, yra ir dažnai tada ir aš mamą biški tokia kaip piktą galiu, nu, matyti. Kelios tokios, žinai, čia temos jaučiu man susijusios. Aš nejučiom labai dažnai gyvenime būnu tame, kad tarsi tiesiog sujungiu grupę. Nu čia, žinai, vat kalbėti apie tą veiksmą Marso momentą, ne, kažkokį įgyvendinimą, iniciatyvumą. Ir man čia yra tas momentas, kur šiaip aš mėgstu vienatvę, man labai patinka vienai pabūti, bet yra tam tikri dalykai, ypatingai vat karjeros lauke, man reikia komandos, aš iškart greit sudėlioju dalykus, jeigu dar yra kažkokia idėja, aš jau iš karto ten sukuriu, kas negalėtų būti. Ir tada natūraliai aš esu ir priklausanti, ir, žinai, ta, kuri tarsi kaip karys eina. Ir man labai įdomu tame, vat, kad tikrai būna pas mane tokių situacijų, kur aš atrodo tarsi net pavargstu nuo to, nežinau, kažkokio vat, aiškios pozicijos visada turėjimo ar dar kažkas. Man kartais būna toks, galim kažkaip, nu tiesiog, paprasčiau viską, žinai, kur. Ir aš suprantu, kad čia vat yra mano tas dvilypumas, turbūt apie vat, ką kalbi, kad Marsui ne visai čia patogu, ne, toks, kur jisai kartais labai šėlsta, bet kartais, kur turbūt kiti žmonės tikisi, kad čia Brigita turbūt taip reaguos, man būna toks, kur, žiūrėkit, galima paprasčiau tiesiog. Ir tada toks, kur matau, gal net kažkokie du kraštutinumai, žinai, pas mane yra. Kas liečia mamą, tai jo, iš to, vat, ką tu sakai, tai man toks pasąmoninis kodas skamba labai, ne? Vat, kaip aš kaip mergaitė mokiausi iš mamos ir kaip aš ją mačiau, ne? Ir tada koks tarsi kodas manyje nusėda apie mano gal pačios santykių su moteriškumu ir visa kita. Tai čia, žodžiu, terapijose jau labai daug praeita šitų klausimų, bet mano mama, jinai, nu taip, jinai yra labiau šaltesnė tokia asmenybė. Negaliu pasakyti, kad jinai griežta, bet jinai tiesiog šalta, ne? Tokia, kur kartais atrodo, kur reikėtų empatijos, švelnumo, ten jausmingumo, jinai tokį iškart veiksmą. Tai ką čia reikia tą daryti, aną daryti, toks tuk. Ir man atsimenu visada būdavo toks, kur jaučiu, kad mane tarsi iš kūno ištraukė, dabartiniu sąmoningumu reflektuojant apie tam tikras situacijas. Ir aš sakyčiau, kad tai, kokia jinai yra, jinai labiau vat, parodo mano tą, vat, nu taip, tą Marso, žinai, dalį, bet tikrai ne Veneros. Ir atitinka visiškai ten, eina savo ten. Kartais su jie kalbėti apie jausmus, tai būna toks, kur, nežinau, nepakalbėsi tiesiog, nes jinai visai kitaip mato, jinai labai tokio, nu aš sakyčiau, labai veiksmo ir iniciatyvos žmogus, labai. Tai Mėnulis su Marsu, jo dažnai rodo, kad ir tada mama veikli kažką eina, daro vietoj, nelabai nusėdi, nes čia mes švaistom laiką sėdėdami, nereikia veikti. Tai jos frazė. Tiek tas Mėnulis, tiek Marsas yra susijungęs su šiauriniu karminiu mazgu, kas parodo mano sielos misiją. Ne? Tai vadinasi, santykis su mama, ne, savo vidinių išgyvenimų pažinimas, ne, visi tie, kas yra su mūsų emocijom, su mūsų kaip, savęs kaip moters priėmimas, ne, ir netgi priėmimas toje moteriai ir vyriškos dalies, nes Marsasgi dar čia yra viena iš karminių užduočių, ne? Ir kuri dažniausiai, vat, kada būna tas šiaurinis karminis mazgas susijungęs su kažkokiam planetom, nu dažnai rodo, kad čia nebūtinai man viskas labai fainai sekasi, nebūtinai aš iš karto suprantu, kur čia manai, kaip daryti, kur čia mokytis kažko. Dažniausiai, pavyzdžiui, mama gali būti sunkesnio charakterio ir aš per tai mokausi, nepriimti ją kaip moterį, ne, tada per ją save kaip moterį. Tada tą vyrišką savo dalį nemokausi priimti per santykius, pavyzdžiui, ne, ar per kažkokias situacijas, kur, nu, man, pavyzdžiui, reikia pačiai savimi pasirūpinti. Nu, vienu žodžiu, čia tokia labai įdomi pozicija, nes tiesiog rodo, kad karmiškai tai yra užduotis tam, ne? Kadangi svarstyklės vis tiek yra Veneros valdomas zodiako ženklas, tai dar čia ir Venerą pajungiam kartu, nes net gaunasi dispozitorius svarstyklių. Tai va, vyriškumas, moteriškumas ir savęs priėmimas ir visa tai priėmimas, kur antrame būste, kūne, ne savo kūno priėmimas,
vat viena iš pagrindinių tavo gyvenimo užduočių. Šiaip kiek jau laiko tu esi šitam kelyje, ne? Vat tame sąmoningame, holistinėme ryšyje su savo kūnu. Jo, čia eiktų savo žodžiu, čia tai tema. Realiai, jeigu tai pasižiūrėjus, tai nuo vaikystės pas mane labai, aš dabar tik tai, ne tai, kad dabar, bet pastarieji metai yra labai apie tą, kad aš prisimenu tam tikras situacijas iš vaikystės ir galvoju, aš jau tada žinojau, kas čia vyksta. Tiesiog sąmoningumas, vaiko, ne? Bet jeigu tai pasižiūrėjus, tai realiai tada aš sakau, prieš 6-7 metus kažkur, kai aš jau patyriau tą judesio terapiją per kūną, tai viskas, aš tada jau ant tiek sėdau, tai aš ir iki dabar esu tame visada tam sąmoningam stebėjime, sąmoningam darbe su savim. Ir geštalto psichoterapijos studijos, jos man irgi labai daug tokio, sakyčiau, sudėlioja dar dalykų viduje. Ir aš negaliu pasakyti šiaip, kad šita kelionė pasibaigs, kad jinai turi pabaigą. Man atrodo, tai tiesiog visas gyvenimas yra, tame. Ir kartais būna, kur ten, sėdi, vedi sesiją ir man pačiai ateina kažkoks pastebėjimas, kad pas mane biški panašiai kaip pas ją, tik tai iš kito kampo. Padedi savo įminti kažkur, toliau būni procese, bet po to grįžti, prie to, nes klientės irgi labai parodo tavo kažkokius dar nepamatytus dalykus, tada, kai vėl medžiagos dirbti su savimi. Kas liečia vaikystės momentus, niekada aš kažkaip to nesureikšminau iki dabartinio sąmoningumo, kai man mama vis sakydavo, kad aprengi Brigitą, jeigu vasarai ypatingai. Ir sako, jinai nusirengė ir viskas, tu nieko jai nepadarysi ir jinai čia, nuoga laksto ir taip toliau. Ir man būdavo toksai, kur ši blogo, toks, man ten nežinau, kokia. Primetu, kokie 4 gal 5 metai buvo. Ir niekaip negalėjau to sukontroliuoti. Ir aš neatsimenu tų situacijų, aš atsimenu pojūtį, kaip gera čia būti nuogai ir tiesiog, kad būti savy, čia saulė šviečia, faina, kiemo, žolytė ir taip toliau. Ir tas gamtos ir kūno ryšio pojūtis pas mane nuo vaikystės jis antiek stiprus buvo, kad visi kažkokie užmetami dalykai, man jie, ten aš iki isterijų galėdavau nueiti. Ir aš atsimenu, kad mama nieko kažkaip su tai nedarė. Tai gerai, tai jeigu nenori, tai ką čia tik priversi, Bet suprantu, kad tas kodas, jisai buvo nuo ten labai senų laikų. Yra labai daug praeita ignoravimo savo kūno, disociacijos labai didelės. Čia tas, kur protėviai kižinai visada. Kol neprasidėjo, daug tokių, sakyčiau, situacijų, kuomet supranti, kad aš išduodu save. Nes didžiausia išdavystė tai save išduoti. Ir suprasti, kad mano kūnas ir mano gyvenimas nepriklauso man pačiai, o kažkam, kitam. Kiekviena, kuri klausys, gali į šitą sakinį įsidėti pagal save, Ar tai būtų, sistema, ar tai tam būtų darbas, ar tai tam būtų santykiai, vyras, tėvai, belekas žodžiu. Bet išduoti save, tai niekam nelinkiu ir aš sakyčiau, čia buvo tas rimčiausias momentas, kur jau tiek daug tu sutinki su aplinka, kad tu jau nebesupranti, kas tu pati esi iš esmės. Gyvenimo pamėtyta tikrai esu, jeigu taip sakyti, netų patirčių visokių. Bet jos man vis tiek kažkaip vis grąžindavo į tą kūno seksualumo momentą. Dėl to, čia jeigu taip konkretizuoti, tai pradedant, nuo vaikystės, paauglystės, momentų, kur kažkokie ten nepagarbų šlykštus elgesiai iš vyrų pusės, ir tada visos tokios patirtis ir situacijos jos kaupės. Kažkokie komentarai, ten pasakymai. Ten iš vis pas mane tokių situacijų yra buvę, kur ten šiam plius metų, ten vyras siūlo sumokėti babkių, kad ten, ten permigoti su juo ir taip toliau. Ir tokie visiškai, tokie, kur mano kūnas jausdavo, kad aš kaip moteris, mane mato jie kaip daiktą, kurio gali naudotis. Gali siūlyti kažką,
gali čia ribas peržengdinėti, gali tave numenkyti, nes tu čia jauna, ne, kažko čia dar nesupranti. Ir labai įdomus momentas, kad man ten, kai būdavo kokių 20 metų, aš galvodavau, nu tokie, bus ten kokie 25-30 mane, tai jau kažkaip kitaip. Ne, man dabar yra 30 metų, aš vis dar susiduriu su tuo pačiu darbe, ar šiaip vat kažkur, nu tai čia jauna mergaitė, ne, ir aš tokia kokia dar jauna mergaitė, turbūt mano patirtis ir mano išgyvenimai ir visas tas darbas, kuris yra padarytas, turbūt yra 5 kartus didesnis negu tavo, nesvarbu, kad tau ten 40 ar 50 metų, ne. Tai tas toksai matavimasis ir numenkinimas, tas mergaitinimas, ne, vadinamas, man tai išjungia saugiklius. Nu, dabar, žinai, išjungia tame, kur aš jau atpažįstu ir suprantu, bet anksčiau tai aš ten eiktų savo, mano Marsas įsijungdavo, kaip turi būti tada. Kur ten atrodo, žinai, kali deivė gali išlysti iš karto ten galvas kapoti visiems, žinai, nes, nu, tiesiog, nu, tai yra antiek, vat, kolektyvinis moterų menkinimas ir žeminimas, per tokius fainus, gražius atrodo dalykus. Bet tu nuėmi tą širmą ir tu matai, kaip patriarchatas yra įsi ten visus savo nagus suleido. Įdomu, ką pasakė apie tą, kad čia mergaitė jauna, dar čia patirties gal neturi. Ascendantas šiaip pastovėjo yra mergelė, žinai, ką duoda ascendantas mergelė, tai nu, dažnai mūsų išvaizdą įtakoja. Ir žmonės turintys šią ascendantą atrodo jauniau, negu iš tikrųjų yra. Nu, tai tu iš tikrųjų atrodo jauniau. No, baby faces tas. Jo. Ir ta vat kali tokia energija, kuris įjungia, pietinis mazgas, kuris parodo praeitų gyvenimų įdirbis, yra avine. Ir 8 būste, tai yra toks skorpiono būstas vadinamas, kuris atsakingas šiaip už svetimus resursus, bet ten yra visokios irgi seksualumo temos, intimumo, paslapčių, ezoterikos, mistikos, magijos. Ir čia, kai siela daugybė gyvenimo darė įtaką kažkam, nu, galėjo įtakoti, nes sprendimus, kažkieno, kaip būna tie pilkiai kardinolai, pavyzdžiui, vadiname, ne, kur ten svetimais įrankiais gali įtakoti kitus. Bet čia tas avinas, kas tiesiog, kad buvo labai daug tos tokios vyriškos energijos, kad aš eisiu, padarysiu, apginsiu, arba užpulsiu, užkariausiu. Ir šitam gyvenime visi išlenda, tas toksai tavo karingumas. Nu, dar plus, aišku, Mėnulis Marsas įsijungia, irgi šitą dalyką duoda. Bet tiesiog, kas įdomu yra, kad tas 8 būstas apie seksualumą, ne? Tik tais 8 būsto seksualumas, nu, čia tokie visokie intimus dalykai, čia netgi gali būti ir gašlumas, ir visi tie seksistiniai dalykai. O šio gyvenimo užduotis yra apie seksualumą, bet nu, įžeminti, kad čia ne tik apie kažkokį tiesiog malonumą ar išnaudojimą, pavyzdžiui, kito, ne, arba negerbimą savo kūno, tiesiog, žinai, bet, nu, kaip ten visiems dalinu ir man zina, ne. Jautis jis labai jaučia savo, nu, jautis, dėl ko apie jautį kalbu, dėl to, kad 2 būstas yra jaučio būstas vadinamas. O jautis jisai žino savo vertę, jisai labai praktiškas ir jisai apie malonumą. Ir jisai tada nori visus šitus dalykus, nu, įžeminti, ne, kaip savo tą kūną jausti per malonumą, neišdalinti visiems ten belia kaip, o tiesiog, ne, aš renkuosi save. Dėl ko, vat įdomu, kada būna tie karminiai mazgai, jie dažniausiai būna priešingose ženkluose, ne dažniausiai, bet jie visą laiką priešingose ženkluose, priešingose būstuose, bet mūsų užduotis yra, kaip šitas 2 temas sujungti. Dėl to, kad šiaip pietinis sako, nu, mums yra sakoma, kad nereikia orientuotis į pietinį mazgą, nes čia jau praeiti gyvenimai, čia jau praeiti dalykai jau atidirbti, vienu žodžiu, čia ne mūsų tema. Turim orientuotis į šiaurinį, bet iš tikrųjų, nu, mes negalim ignoruoti tai, ką jau siela turi sukaupusi, ne? Jinai turi panaudoti tą patirtį tam, kad pereiti į dabartinę, ne, sielos misijos tašką. Tai man atrodo, kad tau visai taip sekasi, nes ta seksualumo tema, jinai ne apie gašlumą kažkokią, ne apie tiesiog kažkokį poreikį patenkinimą, jinai tau, nu, tokia sakralesnė yra. Taip. Kalbant apie seksualumą, neįmanoma nepaliesti porno industrijos. Moteris, vat, pavyzdžiui, dažnai, vat, kai ateina į sesijas, jos turi kažkokį tarsi lūkestį, kad, nu, tai aš čia pasakysiu technikas, nu, tai aš čia pasakysiu tarsi, ką jom daryti, kokią pozą gali pasiekti orgazmą. Ir man toksai, o kada tu paskutinį kartą savo pasakėjai taip, o kitam ne? Man labiau tokį klausimą noriu užduoti, žinai. O tu supranti savo kūno ribas? Nu, čia visiškai ne apie tai, ne? Bet ką tai sako
ant kiek visi esantis sekšopai ir taip toliau, tiesiog visa šita industrija, jinai sumechanina lytinį aktą ir jį padaro visiškai tokį robotukų armiją. Šaltą kažkokį, kaip tikslą, tokį struktūrinį. Aš iš tos mergelės pusės aš labai suprantu, koks jisai yra, bet realiai tai ten yra tiek daug jausmingumo, ten tiek daug sakralumo ir realiai seksas toks, koks jisai yra dabar, tai sakau, jisai šaltas, geležinis toks akmuo padarytas. Ir man labai dažnai ir sukyla pyktis, kur aš matau, kas vyksta aplinkoje, kokios pasiekmes, pavyzdžiui, pastarosiomis dienomis tai mane dabar labai judina, tai Brigita, gal tu nori čia, kažką pasisakyti apie Epsteino failus, ten ir visą kitą. Ir man nužulas gerklėj, nes galvoju, šitą situaciją, yra kriminalinis įvykis, bet tai yra tiesiog šešėlis visko, kas vyksta jau šimtmečius. Tai nėra nieko naujo, realiai, tai absoliučiai nieko naujo. Kol čia visi dabar yra pasinešę ant šito, nežinau, kiek čia dar, ar tęsis iki tos kovo 8, bet gali būti dar fonuos, ten jau memų kultūra dabar atsirado, pasijuokim iš labai rimtų dalykų. Normalu, juodas humoras pradeda gelbėti tiesiog žmonės, nes kitaip ten mūsų psichika užlūžtų. Bet esmė yra tame, kad tai vyko šimtmečiais, tūkstantmečiais, kol mes kalbam apie tai, nežinau, islamas ir toliau prievartauja mergaitės ir apipjausto lytinius organus, ten jom klitorius išpjauna ir taip toliau, nes moteris neverta patirti malonumą. Aš atsiribojau nuo šito, nes aš jaučiu, kad aš kartosios ir nieko naujo nepasakysiu. Man tai šita situacija tokia, nice, super, aš žiūriuosi, kad pagaliau išlindo, Labai tikiuosi, kad, greitų metų pradės daugiau išlįsdinėti aplamai, kaip visa porno industrija yra ant prievartos pastatyta, kiek ten yra, įsišaknyje dalykų. Ir jeigu dar žiūrėti, pasąmoningai, ką aš matau, kad moteris gyvena savo seksualume pagal tai, kaip jom yra porno industrija pasakius, kaip turi būti, kaip jom vyrai sako, kaip turi būti. Jos yra tarsi marionetės. Ir aš ką suprantu, kad, taip, realiai, moters seksualumas yra be galo stipri energija, tai davai sukurkim patriarchatą tą valdyti. Kodėl, pačioj pradžioje ir sakiau, kad realiai nelabai dar priklauso tai moteriai. Nes jeigu moteris iš esmės būtų savo seksualume, savo cikle, gyventų pagal jį, darytų visus dalykus, būtų kūne iš esmės, tai čia visas pasaulis būtų kitoks. Man labai daug dalykų, sakyčiau, grįžo į stalčiukus, kai mama tapau, kai aš kaip moteris praėjau tą iniciaciją motinos, tai tada mano seksualumas jisai irgi, jis tapo labai įsižeminęs. Čia tas man įvyko, kur atrodo man dar kažkur ore aš tarsi pakibus buvau, vis mėgindavau paliesti žemę, bet jau kai tapau mama, tai man taip stipriai nusėdo tas. Aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, ko aš nenoriu, aš žinau, kas man tinka, aš žinau, kas man netinka. Ir man yra taip saugu tame būti, toks tvirtybė labai, jaučiasi. Ir tuo pačiu per šitą procesą aš savo asmenybės, kur, mes vis kalbam apie moterišką, vyrišką, ten Venera, Marsą, tai pagal Jungą tiksliau, tai yra anima, animus. Ir aš labai pastebėjau, kaip man pasidarė tiesiog paprastas kaifas su savo animus būti. Nes, dar grįžtant į visą tai, ką mes kalbėjom, tai taip, mane tikrai užknisdavo, kur mama ten sakydavo, ai, tu stipri, tu čia ir taip susitvarkysi, Arba ten, apie tą kario archetipą, tai irgi nuo vaikystės man irgi yra kalbama, tai man jau būdavo laikotarpiai, kur jau čia tiesiog, visą tai yra. Bet, sakau, kai tapau mama, man taip viskas gražiai persidėlio. Aišku, ten tie pirmieji metai, tai ten, bokšto griūtis visiškai, buvo. Bet iš to, gimė jau struktūra ir aiškumas, viskas, tame. Tai man net ir seksualumas, jisai yra, aš atpažįstu tą dabar tokį, mechaniškumą, neišjautimą ir taip toliau. Matau tiesiog jį aplinkoj,
nes aš pati tame buvau ir man dabar tiesiog yra savo darbe. Paprašiau su tuo dirbti ir tarsi palydėti moterį, kad, žiūrėk, seksualumas tai esi visa tu. Tai nėra tik tai lytinis aktas, žinai, visa tavo nervų sistema tame. Tu vedi asmeninės sesijas, ne? Kokios dažniausiai pas tave ateina moteris? Kokia vat būtų ta tipinė tavo klientė, su kokia jinai problema pas tave ateina? Per šiuos visus darbo metus, tai man, sakyčiau, auksinis dalykas yra lauko teorija. Tai čia aš taip iš toliau truputį, žinai, pradedu atsakyti. Vat ypatingai per gestaltą irgi labai stipriai matau, kaip lauko teorija veikia. Tai jeigu aš kažkuriuo laikotarpiu praeidinėjau kažkokius savo iššūkius, pas mane yra atėjus tos klientas. Ir, vat kaip dėsningumas toksai vyksta, ne, kur natūraliai mes prisišaukiam, tiesiog prisitraukiam. Tai pas mane negaliu pasakyti, kad būtų kažkokia tipinė klientė. Labai, sakyčiau, tokių etapų, ne. Pavyzdžiui, dabar pas mane labiau ateina jaunos mamos, kurios jau yra su tame tokiam giluminiam skausme, nes nežino, kaip būti kūne po gimdymo. Lytiniai santykiai iš vis ten 10 vietoje, ne. Nori skirti su vyru, visi tokie, žinai, dalykai, kur kažkas ten, žinai, iš pamatų labai stipriai susijudinę. Ir galvoju, okei, pas mane jau aš susistruktūrizavau tai ir dėl to dabar tas ateina. Aš karts nuo karto ir grupinės veiklas turiu, kur į grupę susirinko, nenoriu čia labai gal detalizuoti tiesiog, bet grinai taip vienos temos ir vienos problemos susidurančios moteris, ne? Ir aš tokia sėdžiu ir galvoju, kaip? O jos tai visiškai nepažįstamos. Ne, tiesiog ateina ir padeda ant stalo tą patį klausimą. Wow, galvoju. Tai, sakyčiau, skirtingai yra nuo, žinai, ten gimdymo, nes tai irgi kūnas, seksualumas, ne? Nuo to, kad 5 metus orgazmą imituoja santykyje, visiškai nejaučia kūno, negali ten nuoga vaikščioti, ten žiema geriausias laikas, nes ten uždengiu visą savo kūną ir taip toliau, ne. Ką daryti, jeigu aš visiškai negaliu judėti, jeigu ten, žinai, judesio terapija, tai jinai yra apie tą tavo autentišką judesį. Ir kai tu sakai, tau čia nereikia kažkaip išmokti šokti, tu tiesiog judėk taip, kaip tavo kūnas impulsų sako, ne. Ir ten užsitrigerina viskas iki negalėjimo ir ten upeliai ašarų dėl to, nes yra sudėtinga judėti taip, kaip tu nori, nes tau niekada nebuvo leista daryti tai, ko tu nori gyvenime. Tai apie kokį, žinai, mes galim turėti atsipalaidavimo ir orgazmą. O tu sesijose judesio terapiją taikai, ne? Taip. Kas dar vyksta sesijose? Labai daug skirtingų dalykų. Tai jo, pagrindė šokio judesio terapijos metodika, kadangi gestaltą studijuoju, tai gestalto, žinai, prieskoniai tikrai atsiranda, pozityviosios, žinai, psichologijos, egzistenciniai momentai, kadangi reikistė esu, tai reikia labai daug metodikos, ten, žinai, per meditaciją, kūną, išjautimą, koncentraciją ir taip toliau. Tai tai labai, sakau, toks skirtingas, žinai, kiekviena mergina, kuri ateina, jinai gauna skirtingus, žinai, metodus, grinai pagal ją, nes tai pirmas dalykas, tiesiog pagal lauko teoriją aš grinai fenomenologiškai pajaučiu, kas čia kaip tinka, kas okei, kas ne okei. Ir tada žiūrim, tiesiog, žinai, savo visą įrankių bagažą naudoju. Nes kas vienai merginai tiks, kitai gali visiškai netikti, ten gali sėdėti ir sakyti, ką. O žiūrėk, man labai įdomu, žinai, kai užeini tavo profilį, jis tikrai labai toks karštas, tai sakykim, atviras gan. Kaip tavo aplinka reaguoja? Priprato. Bet dažnai, aš suprantu, kad jau kai kurį laiką būni tame, tai tiesiog žmogus arba priema, arba nepriema. Bet kaip tau pačiai, tas toks žingsnis į tą tokį atvirumą, tai palaipsniui buvo? Ar tu tiesiog nusprendė, kad viskas nebeslėpsiu ir tiesiog jau kokia esu tokia ir pasirodau į pasaulį? Palaipsniui, sakyčiau, buvo, žinai, tikrai palaipsniui. Aš šiaip provokatorė, man patinka provokuoti. Čia gal irgi dar tas momentas, kodėl, žinai, aš šitoj temoje esu. Man patinka kitaip daryti dalykus, nes čia esu aš, žinai.
Kaip aplinka reagavo, tai aš atsimenu, ten masė buvo. Vat kas įdomu, su ta pačia mama irgi buvo skirtingų tokių momentų. Ir buvo viena situacija, kur mano sesė labai jau, kaip aš sakau, užsiputojo dėl mano instagraminio turinio, čia seniai, labai čia prieš kokius 5 metus jau, kur galvoju, žinai, dabartiniu mąstymu, tai galvoju, ten iš vis palyginus, tai ten, žinai, 5%, žinai. Ir jinai ten visą užsiputojus, žinai, skambina mamai, kad mama man tarsi mane pamoralizuotų, žinai, kad ką čia, žinai, tipo, jinai dar. O man sako, tu kad sako, gražios nuotraukos, viskas čia gerai. Ir aš tada tokia, žinai, mano mama irgi ten paskambina ir tai pasako, viskas čia normaliai, žinai. Sako, gal tam biškį kitokią pozą dar galėtum paimti? Šakas galvoju, Tai pasijuokiau, žinai, iš to ir viskas. Ir, sakyčiau, aplinka nuėjo labai į priėmimą, buvo ir dabar yra pasipriešinimą. Ir kas čia dar kitas momentas, kur pastaruoju metu aš šiaip suprantu, kad aš jau per daug metų esu susikūrus savo draugių, ten kolegių, artimų moterų ratą, kuris man yra tapęs burbulu. Va čia įdomu šiaip aspektas. Ir aš kars nuo karto taip neįtin dažnai, bet susiduriu su tom kitom moterim, kurios nėra mano burbuliukėje. Čia nekalbu apie klientės, tiesiog kažkokios ten situacijos ar dar kažkas. Ir aš suprantu, kaip visą tai, kai kurios mato kaip konkurenciją, pavydą, ten kažkoks, prasideda kažkokie ten menkinimai, visi tie, žinai. Ir aš tokia, galvoju, čia yra įdomus momentas, kur aš net man jau toks, kur aš net nemaniau, bet pasirodo tai vyksta, ne? Kur tada, žinai, ten man pavydė ir visa kita. Ir aš suprantu, kad dabar, žinai, esu tame sąmoningume, kur aš matau, kad tai yra tos moters šešėlis. Tai yra, žinai, ta šešėlinė dalis, kurios jinai nepriema ir tada aš natūraliai tampu kaip įrankis, kur ją trigerina iki negalėjimo, ne? Tai arba jinai tada pasinaudoja ir sąmoningai išdirba tą pas save, nes aš tame irgi buvau, aš kaip prisimenu, o Dieve, ta prasme, ypatingai vat prieš poldensą, nes man eit poldensą šoktančią, o Dieve, ten kažkokios nesveikos, žinai, atrodo, yra. Aš kaip praėjau tą momentą, nes šiaip jo, tam, kad būti seksualumo tema, reikia labai stipriai išdirbti savo šešėlį. Tai man, aš atsimenu, vieni metai ten grinai verkimo buvo ir viso to, žinai, galima sakyti, pamatymo, integravimos ir taip toliau. Nes šešėlis tai yra dirva. Ir ten yra labai, labai daug resursų. Tas burbulo momentas man kažkaip, pastaruoju metu jis man labai jaučiasi, kad ant kiek moteris iš esmės turi įdėti daug darbo su savimi, kad jinai gebėtų priimti ir kitą moterį, kuri gal yra, žinai, ten kažkaip, žinai, ten atviresnė ar dar kažką. Nes aš tai nieko naujo nerodau, ne? Mes visos turim tą patį. Mes visos galim būti taip pat. Tiesiog požiūrio, išdirbimo ir patyrimo jausmas yra kitoks, žinai. Ar tu moterį matai kaip, žinai, konkurentę kitą, ar tu ją matai kaip sesę? Tai čia, žinai, seserystės dar klausimas labai stipriai, žinai, juda. Ar aš tave palaikau, priimu, motyvuoju, arba, žinai, aš padarysiu viską, kad tave sužlugdyt, žinai. Ir pas tave ant ascendento, kuris rodo asmenybės tipą, jisai, kadangi mergelė yra, mergelė irgi dar pastiprina, ascendentas mergelė dar pastiprina tą tokį analitiškumą, smulkmeniškumą, pedantiškumą, reiklumą savo, reiklumą kitiem. Bet pas tave dar čia ant pačio ascendento stovi Chironas. Chironas tai yra ne planeta, tai yra asteroidas. Ir jisai parodo mūsų kažkokią vidinę žaizdą. Ir kai mes tą žaizdą išdirbam, tada mes galim gydyti kitus. Gydyti čia gal nelabai kas gera, bet padėti kitiems, taip pasakykime. Tai kada būna ant pačio ascendento, ascendentas tai yra mano savęs suvokimas, kaip aš save suvokiu. Ir tas, kadangi čia mergelė, o mergelė labai reikli, ką tu ir prieš tai paminėjai, kad buvo toks stiprus, aš nežinau, ar galima pavadinti kritiką, savikritiką gal. Kai žmogus vis atranda trūkumus savy ir nori juos taisyti. Ir tai tam tikrą prasme netampa, nebūtinai kaip obsesija, bet tikrai žmogui trukdo atsipalaiduoti, trukdo, taip go with the flow, nes vis kažką turiu pataisyti, vis kažkur matau klaidą, trūkumą ir man tai trukdo. Bet jeigu žmogus tą savybę
kažkur įdarbina, arba dirba su savim, tai tada jau tampa nebe trūkumas žmogaus, o kaip talentas. Jo. Čia talentas yra padėti kitam, šiuo atveju tai būtų kitai, priimti savo trūkumą ir tą trūkumą, tiksliau, trūkumą ne kaip trūkumą matyti, o kaip mano išskirtinumas kažkoks. Ne, kaip aš jį galiu paversti savo, nežinau, talentų netgi. Kaip tu jauti šitą padėtį? Jo, labai jaučiu. Taip, visos tos žaizdos, žinai, visos patirtis seksualumo, skirtingų santykių, viskas realiai, ką aš išgyvenau ir išgyvenu, tai yra nuostabi dirba pamatyti kitą moterį ir ją palydėti. Žinai, per tarsi tokią mintį, kad aš tame buvau. Tarsi aš suprantu, apie ką tu, žinai, ką tu išgyveni. Nes realiai mes kiekviena, kur, žinai, sakau, kad aš Instagram'e irgi nieko naujo nerodau, nes visos mes tą patį, žinai, turime. Tai kažkas yra, žinai, panašaus ir su tuo gyvatiškumu. Mes visos jį turime, bet klausimas, ar mes jį atpažįstam ir ar mes mokam su juo būti. Ką mes darom? Įdarbinam, neįdarbinam ir visa kita. Ne? Tai gal, žinai, tas žaizdos momentas irgi taip pat. Tam, kad aš ateičiau iki šitos temos ir gebėčiau jau viens ant vieno ar ten su grupe, būti šitoj temoje, dar terapiškai, jautriai, pažeidžiai, čia yra vau, kaip pagalvoju, ne? Tai, sakau, čia yra turbūt mano reiklumo pasekmė. Nes taip, aš ta prasme, iš savęs aš belekiek daug reikalauju, dabar tik tai labiau. Sakau, kai tapau mama, aš jau pradėjau biškį taip, jau gal nebe tiek reikalauti, žinai, bet kitiems vis tiek atrodo, kad tai yra kosmiškai daug, žinai. Nes aš kai sociologiją studijavau, tai aš pasiėmiau net ir magistro tyrimą visą daryti, būtent apie moteriškumą. Analitika, faktai susitikrinam ir taip toliau. Aišku, tada pamačiau, kiek Lietuvoje mažai tyrimų apie šitą temą yra, iš vis ten žodžių galvoti. Tai, žinai, turiu mintį, kad reikės į doktorantūrą dar pargrįžti tam, kad, žinai, būtų galima daugiau patirinėti šitą temą. Nes čia, žinai, mes dar turim tą ir skaitmenizacijos momentą. Tai yra skaitmeninis identitetas ir yra fizinis identitetas. Jeigu mane pamato Instagram'e, vertina vienaip. Vertina mano skaitmeninį identitetą. Aš pasirinku, ką ten įdėti. Aš pasirinku, ką pasakyti, kaip pasakyti. Aš kontroliuoju tą erdvę. Tai realiai aš kontroliuoju tam tikrą dalį, kurią aš noriu, kad kiti matytų. Aš ten galiu prikurti belekiek. Šiaip, pasižiūrėjus skaitmeninę erdvę, ten mes galim tiek prisifantazuoti. Ten mes tokius įvaizdžius galim sukurti. Ir čia gal ir yra tas momentas, kur aš renkuosi, kad aš einu atvirai. Aš nebesirinku feikinti dalykų kažkokiu, žinai, aš jau vardinu tai, ką aš jau vardinu. Aišku, jau mano fizinis identitetas, jau kai yra gyvas kontaktas, tai, aš jau čia neprifeikinsiu tam tikrų dalykų, žinai. Tu jau matai mane visumoje, reakcijas, judesius, mimikas ir taip toliau. Tai tas prieškontaktis vadinamas, kur dažnai mane pamato pagrindę per social media, žodžiu, Instagramą. Tai yra vienas įspūdis ir čia jau yra irgi toks, kur challenge momentas moterim, nes aš intuityviai labai stipriai jaučiu, kad ypatingai tos, kurios išgyvena kažkokį konkurencinį pavydo momentą, kuriom iš esmės labai būtų vertinga ateiti pas mane, jos neišdrįsta. Nes jie yra labai stiprus toksai, nepriėmimo momentas. Aš esu gavus labai daug skirtingų ten komentarų, reakcijų ir visą kitą, aš tokia galvoju, čia šešėlis, tas, okei, tai kažkada pasimatys. Moteriai pripažinti, kad, nežinau, smurtiniuose santykiuose yra, kur save išdavinėja, kur seksas yra pareiga ir prievarta, kūno nemėgsta, kūno nemyli. Tai aš tą labai suprantu dėl to, nes, aš pati perėjau visus šitus dalykus ir tuo metu pripažinti, kad man reikia pagalbos, reikia labai daug stiprybės. Kažką daryti su to, žinai. Ir tada psichika natūraliai, žinai, mes jau geriau būsim tame, negu prašysim pagalbos, nes psichikai reikės keistis, reikės įdėti energijos, turės būti pokytis. Tai tada, žinai, mums prievarta tampa komforto zona. Dar vienas dalykas, ką irgi norisi paminėti,
Merkurijos planeta labai svarbi pas tave, nes tu esi šiaip Merkurijus savo horoskope, dėl to, kad Merkurijus valdo mergelę, jisai pas tave pirmam būste stovi. Ir jisai turi jisai stovi tiesiog labai gražiai konfiguracijai su Uranu ir su Plutonu. Ir čia taip ganas, pirmo būsto valdonas, trigonė su Uranu. Uranas yra inovacijos, tai kas keisto, kas dar neatrasto, kitoniškumas. Ir čia šiaip irgi social media visi šitie dalykai. Ir Plutonas tai yra transformacija. Kaip aš galiu savo kitokiu mąstymu, kitokiu požiūriu, kitokią išvaizdą, žinau, kaip aš save pozicionuoju, provokuojančiai, netgi aš galiu transformuoti kitą. Tik tai vėlgi, ta transformacija, plutoniška transformacija, jinai labai tokia sudėtinga, vienus labai trigerina, tavo tas pats profilis, tas turinys, kurį tu keli, ką tu komunikuoji, gali labai taip, kad pasipriešinimą, o kitiem, kai susiklikina viduje tą moterį, kur ten, nežinau, labai užspaustas seksualumas, kur susiklikina, jinai ateina pas tavi ir ten visiškai pasikeičia jos visas gyvenimas, ten nuo tų praktikų, nuo savęs priėmimas ir taip toliau. Tai čia stipriausia ši planeta pas tavi yra Merkurijus, kurį reikia puoselėti, mylėti ir vienu žodžiu viską su juo daryti. Ir jisai atsakingas už komunikaciją, bendravimą, analitiką, analizę. Tai čia yra tiesiog tavo pagrindinis įrankis, komunikacija. Kaip iškomunikuoti, ar raštu, ar žodžiu, ar nesvarbu kaip, bet perduoti kažkokią žinutę moterim. Kokią tu žinutę nori moterim ir perduoti? Koks pagrindinis, pagrindinė ta mintis? Kad parsigrąžinkim savo seksualumo galią, grįžtant į kūną. Jo, ne tam, kad jisai, priklausytų kitiem, išoriai, čia, taip, konkrečiai sakant, bet, parsigrąžinkim galią tam, kas mums priklauso. Aš turiu savo laidos svečiams dovaną. Turiu kristalo apyrankes, ar nešioji kristalus? Taip, aišku. Kaipgi mes moteris be kristalų. Mane žiedas irgi. Aš tau parinkau mėlynasis jaspis ir mėnulio akmuo. Mėlynasis jaspis, šiaip jis labai įdomus yra, jisai aktyvina mūsų gerklės centrą, kas yra Merkurijaus zona. Ir jisai yra apie sujungimą dvasinių dalykų ir materinių. Tarp kitko. Čia, kas pas tave antras būstas ir aštuntas būstas, kur karminių mazgų zonos, tai čia irgi yra žemiškas pasaulis, su tas toks biški mistinis, arba ne visai apčiuopiamas. Tai jaspis, jisai padeda išlaikyti tą balansą. Jis irgi yra apie protoiškumą ir apie intuicijos stiprinimą, o mėnulio akmuo tai yra visiškai moteriškas akmuo, savęs priėmimas ir taip toliau. Kai būna kartais žmonės renkasi kažkokią kristalą, ypatingai pagal astrologiją, mato silpnas planetas ir, tai man dabar šitom planetom reikia pastiprinti. Ne, mes stiprinam tai, kas pas mus jau stipru. Nes jeigu mes stiprinam silpnas planetas, tai mes pastiprinam jų silpnumą. Čia paradoksiškai. Jo, paradoksiškai. Tai va čia, kadangi yra Merkurijus, mėnulis, pas tai šitie dalykai stiprus, tai aš tau ir dovanoju. Prašau. Labai fainai. Ir žinau, kad tu irgi turi dovanų mūsų myloms moterims. Mano dovanėlė yra tokia, kad tiesiog komentuokite, bet komentuokite atsakymus tokius į klausimą, kodėl jūs manote, kad jums yra svarbu grįžti į kūną. Tai gali būti kažkokios istorijos pasidalinimas jūsų. Tai gali būti kažkoks išgyvenimas. Aišku, kadangi tai bus komentarai skaitomi viešai, tai jauskit tą ribą, kiek norite dalintis. Tos moteris, kurios labiausiai, gal sakyčiau, turės tokius stipresnius argumentus, čia mano... Bet čia išsirinksi, tas surezonuos. Taip. Tai išrinksiu 3 moteris merginas ir pirmos konsultacijos bus su nuolaida. Tai čia tokia dovanėlė iš manęs jums. Tikrai labai rekomenduoju, nes, šita tema dar tokia tabu, ne visos, kartais net ne visos supranta, kad yra problema. Iš karto toks, jo. O pažvelgti į savo seksualumą pasirodo, kad ten tiek grožio, tiek galios, tiek stiprybės slypi, tai tikrai labai svarbu. Laidos svečiams galiu ištraukti kortas. O, davai. Šiaip šitos kortos, aš jas labai myliu, jos veikia panašiai kaip taro, turi savo archetipus, turi savo reikšmes. Tai tiesiog
kokį tu turi klausimą, galim išmesti kortas, ne, ir pasižiūrėti, ką jos tau nori papasakoti, ne? Tai pagalvok, ko tu norėtum paklausti. Gerai, tu mašiniai aš pagalvosiu. Jau iškrito Merkurijus. Komunikacija. Mane biškai buvo toksai klausimas, ar man eiti su seksualumo tema į tarptautinius projektus, ar neiti. Čia apie šiuos metus. Nu, tipo, kad ateityje aš eisiu taip, bet va šiais metais aš galvoju, ar man jau šiemet pradėti, ar dar truputį palaukti. Gerai, ir 26 metais? Taip. Brigita eiti į tarptautinius projektus su seksualumo tema. Okay, nu Merkurijus įdomu, kodėl jis čia pats pirmas iškrito. Dar net neuždavus klausimą. Mergelė. Nu jo, klasikinė. Aš sakyčiau eiti. Eiti. Dėl to, kad Merkurijus ir mergelė tai yra tavo energija, nes pas tave horoskope labai stipriai išreikšti šitie du gražuoliai. Merkurijus yra komunikacija, bendravimas, irgi sutartys, susitarimai, partnerių ieškojimas. Mergelio struktūra, analizė, viskas turi būti susiplanuota. Čia, žinai, eiti ar neiti, eiti tada, kada yra planas kažkoks aiškus. Ne, kai aš žinau, ką aš noriu ten veikti, ką aš noriu ten pasiekti, kokius aš noriu rezultatus gauti. Ir jeigu aš turiu planą, aišku, strategiją, valioina. Ir iškrito Saulė ir liūtas. Čia yra ta pati energija, nes Saulė yra liūto valdovė. Saulė yra širdis, nes aš einu iš širdies, mane tai veža, aš jaučiu kaifą, man patinka, aš turiu ko pasidalinti, aš galiu įkvėpti, nes Saulė yra apie tą pasitikėjimą ir motivaciją. O liūtas, tai liūtas, aš ryški, aš žinau, ką aš pasakysiu, aš žinau, ką aš duosiu, aš gausiu dėmesio ir liūtas yra apie pripažinimą. Tai vadinasi, eidama į tarptautinius vandenius, mano statusas irgi kyla. Taip. Aš tada labiau žinoma esu, labiau to tokio irgi karalienės archetipė, jau ne ta, kur ten čiupinė, dar žiūri, čia tinka, netinka, o jau, aš atėjau ir aš dabar žinau, ką aš jums galiu duoti. Ir aš žinau, ko aš esu verta. Čia ne tas variantas, kur, bandau ir čia ką pasiūlysi, ten už centukus ir jūs. Ne, liūtas jisai jau taip, žinai, labai tokia energija. Šiaip labai gražu. Nėra blogų kortų kažkokių, kur sakytų, kad ne, čia pagalvok, atsargu, atsargiai, žinai, ar ten neverta. Ne, labai gražios kortos. Gerai, supratau. Tai mano viskas aišku, reikia planą susidėlioti. Jo, kai bus planas, tada įsijungia ir Saulė, ir liūtas, tada ir matomumas, ir kaifas, ir pripažinimas. Nuostabu. Gerai, ačiū. Tikiuosi, kad buvo įdomu, ypatingai ta moters proga, čia tokia labai subtilės temas palietėm. Tikrai, kas jaučiat, kad norisi ateiti pas Brigitą, atrakinti ten tuos savo moteriškos galios stalčiukus, tai pakomentuokit, dėl ko norėtumėt pas Brigitą. Ir taip pat labai raginu užtaginti žmonės, kur galbūt norėtumėt irgi pamatyti laidoje, kad pakalbinčiau, panalizuočiau astrologinį žemėlapį, gal žinot irgi kažkokių veikėjų, kur turi įdomią gyvenimo istoriją, arba tiesiog norisi sužinoti, kasgi ten pas jį astrologiniam žemėlapį yra užkoduota, kodėl tas žmogus toks, koks yra. Tai tiesiog taginkit, rašykit kosmosas ir užtaginkit tą žmogelį. Tai ačiū labai, ačiū tau dar kartą, Brigita. Dėkui.